Iš naujo? O, čia jau gerai. Taip, nes, ta prasme, jisai tai suprato ir aš pamačiau, kad jisai suprato ir aš tada nespėjau suprasti, nes jau jisai suprato ir man tada, o tai kaip aš palauko, koks buvo klausimas. Žinai, čia... A, iš tave išmušiau, ne, truputį. Nu gerai, kaip atostogau dabar, kaip pagalvojus. Ta prasme, tai tinginys esi visiškai. Jo, aš esu visiškai tinginys, man patinka dirbti viską, bet, nugi, faina būtų. Bet tai tu visiškai nemėgstamą darbą. Ne, aš dirbu mėgstamą, bet... Tai geriau, dabar aš iš tavęs atimu šitą nemėgstamą darbą. Šitą mėgstamą darbą, tai ką tada tu? Tu atimi, bet tai kaip tu konkuruoji? Ne, aš tiesiog aš tau sakau, tu nebegalėsi dirbti šito savo labai mėgstamo darbo. Nu tada tektų atostogaut. Ir ką? Padaryti. Tai reiškia, tu nesutinki? Wow, kaip čia stipriai pasakai. Ne, aš vis tiek, Tu vis tiek sakytum... Aš vis tiek sakyčiau, aš ieškočiau tada kažko kito. Tu man sakytum, atėmė, aš eičiau kažkur. Tada aš girdžiu, kad tai yra nemėgstamas darbas. Nes iš manęs mano darbo, jeigu, kas nors norėtų atimti, ne. Nes aš dirbdama atostogauju. Tai... Jo. Tai va, dėl to. Ok, ne, aš savo nepakeisiu, aš visai norėčiau. Nu, vat būna, pavyzdžiui, man kruizų, pavyzdžiui, paplaukia. Nu, tai čia atostogos. Jo, bet galima prasitęsti kažkur, išlipti, pavyzdžiui. Į Australiją nuvaryti, pabūt 1,5 metų. Ir nepasilgtum darbą? Pasilgčiau, aišku, tai faktas, kad yra kažkokia, bet kodėl ne? Nu gerai, ok. Gerai. Aš bandžiau išsilaikyti. Savo. Gerai. Gerai, patikra buvo. Taip. Myli savo darbą, ne? Labai. Labai. Nieks netims. Niekas. Kaip iš darboholikės gali atimti darbą? Nu jo, tai tiesa. Ne. Čia irgi. Tavasme, ką jie pavydė? Ką jie gali pavydėti? Na, kas tas turtas? Čia irgi. Ne, turtas yra faina, man patinka pinigai. Ne, tai pinigų reikia. Taip, pinigų reikia. Žiūrint apie kokį turtą, dar apie tą gausą, žinai. Jo. Nes esmė, jeigu tu gauni, pavyzdžiui, turto, tą materialus kažkokių pinigų, tai tu automatiškai, vadinasi, kažką tu davėjai. Čia vėl grįžtam prie pirmo klausimo, nes jeigu aš nieko nedirbsiu, man nėra perspektyvos gauti tą turtą. Ja. Ir kodėl man patinka mano darbas? Nes man patinka duoti tai ir aš tame kaifuoju. Ir jeigu aš dabar renkuosi ne pinigus ir pavydžiu, taip, aš užblokuoju visą savo turtą ir aš jo niekada nebegaunu. Reiškia, aš prarandu ne tai, kad turtą, bet aš prarandu ir galimybę dirbti savo tą, ką aš noriu duoti. Jo. Reiškia, aš visiškai savęs neberealizuoju, o tik tai užsiemu pavydu ir negaunu nieko, nei malonumo iš darbo, nei turto, nei apskritai esu visiškai sunaikintas žmogus, kuris tik tai skrolina ir pavydė visiems. O nėra tavo silpnumo akimirkų? Nu, pavyzdžiui, aš irgi nesutikau, bet vis tiek būna kartais. Nu, va, tos socmedijos kažkaip. Žinai? Iš nuovargio, pavyzdžiui, dirbant, tu tiesiog išsekėsis ir tu žiūri socmediją, nors būna. Nėra gal toks pavydas, vis tiek kažkokio balto tokio. O, blemba. Čia Hebra taip susikūrė, čia Hebra taip padarė. Aš suprantu, bet man yra ne pavydas, o aš atvirkščiai nuo to, ką aš noriu ir ko aš neturiu, aš įsikvepiu. Man yra impulsas, va, čia man yra idėja, ką aš galiu padaryti. Geras mindsetas. Čia geras mindsetas. Įsivaizduoji, kaip tau pasisekė dabar. Man pasisekė, jo. Pasimokysiu. Arba aš perduosiu kažką. Gerai, aš dabar tikiuosi, per kitą klausimą tu man perduosi kažką. Jo, aš tikiuosi, to negatyvumo neperduosiu, žinai. Jo. Aš jo nepaimsiu tiesiog. Nepaimsiu, gerai. Nesibaigs. Kaip tu... Oi, aš priartėsiu irgi prie šito. Tai dabar aš... Nesibaigs, nieks nesibaigs, nes jisai jau, čia nelogiška, nes jisai jau buvo, kai jo net nebuvo. To ryšio. Buvo ir nebuvo, gerai skamba. Jo, mes tiesiog būtume vėl tokie pirmtakai, man atrodo. Nu, pradžiai tai būtų, man atrodo, kad žmonės tiesiog išeitų. Ne, jau mes esam dabar kitom prasmėm tiek patobulėję, kad jeigu mums atimtų šitą ryšį, mes prarastumėm kažkokius tuos paviršinius dalykus, ant ko mes išprotėjom.
ant ko mes esam visiškai nebevertinantis tą, ką turim. Elementariausiai dingo visai nesiniai elektra, audra praėjo ir dingo elektra. Ir tu supranti, kad tu neturi netgi vandens, nes tau pompuoja varikliukas ir elektros nėra ir viskas. Ir tu sėdi ant to žemelės, terasai, žiūri medžius ir supranti, kad esi tik tais tai, kas esi ir tai yra didžiulė galia. O čia yra didžiausia galia. Aš manau, kad nieks nedingtų ir nieks nepasikeistų. Pasikeistų, ta prasme, kardinaliai, aišku, viskas būtų kitaip. Bet kad tai būtų į gerą, aš manau, kad netgi į gerą. Aš manau, kad tolimoje perspektyvoje būtų į gerą, bet pradžiai vis tiek man... Bet kaip tu jaunas žmogus, ta prasme, nebeturėtum jau tų visų dalykų, ten, nežinau... Ir išmuštų, bet pradžiai tikrai išmuštų, man atrodo, aš sakau, siduoju, ateiti autobuso stotelę. Ir tu nežinai kas kaip, nežinai kur draugai. Tai realiai, vat, kaip pasakdavo, ten, žinai, sustoji ir valandą. Vaikutį, aš taip užaugus, ta prasme, aš norėdavau su draugė susitikti, tai susiskambini namie su laidiniu telefonu, susitinkam tada, ten ir ten, ateini ir jos nėra. Ir tu nežinai, ar jinai, kodėl jinai netėjo, kodėl jinai vėluoja, ar gal jinai iš viso pamiršo, tu niekaip negali, tu turi bėgti namo ir skambinti, ir tai ne faktas, kad jinai nebus jau išėjus. O daug pykčio būdavo, nu, vat, pavyzdžiui, grįžti namo ir po kur tu esi, Inga, kur tu, aš tas laukiau valandą. Kadangi mano geriausia draugė buvo kaimynė, mano. Ai, tai mes labai šalia. Jo. Aš manau vis tiek, kad mums šio laikiniai kartai vis tiek, man atrodo, būtų pradžiai bent jau tas refleksas, kad kažkaip su tuo delnu, kur čia pažiūrėti. Taip. Tokie. Nesutinku, nes tu taip tarp nesutinku ir visiškai nesutinku. Ne, nu tai mes važiuojam, čia yra visa sistema. Sudėliota taip. Jo, čia nėra sistemos. Būtų aišku įdomu pagalvoti, kas būtų be mokesčių, bet tiesiog būtų chaosas. No. Aš galvoju, o kaip anksčiau būdavo? Kaip anksčiau, kaip visiškai... Ne, dar anksčiau. Ta prasme, viduramžiais. Kai buvo viduramžiais, kai kažkokie mokesčiai, jie važiuodavo, rinkdavo, ten kažkokiam prekiam, vis tiek turėdama mokėti kažką. Kažkaip jau. Visi žmonės visą laiką turėjo būti priklausyti sistemai. Jo. Ir mes pilnai net nesuprantam, kam tie pinigai yra surinkinėjami. Nu šiaip, jeigu reikėtų dabar man plačiai papasakoti, kam aš tos pinigus ten surinkinėjau ir perdavinėjau. Su tais pinigais vyksta atskiros operacijos, atskiri reikaliukai ten viskas vyksta. Ir jeigu žmonės galbūt plačiau aš suprasčiau, kam jie yra surinkinėjami ir kokia nauda yra iš to, gal aš būčiau labiau įkvėpta ir mažiau pasipiktinus. Jeigu aš žinočiau labai labai konkrečiai, tai va čia tas raštingumas, tas žinių praplėtimas nekeltų pasipiktinimo liaudį. Tie mokesčiai. Nes iš esmės, žiūrėk, mes tai pritarėm, kad be mokesčių negerai būtų. Mes kažką suprantam, bet pilnai nesuprantam, kas tai yra. Bet įdomu, va čia norėčiau taip atsisėsti ir išklausyti kokią valandą žmogaus viso mechanizmo, kas su tais pinigais vyksta. Ir aš tada jaučiaus kažkaip, plus mokesčiai. Išdidžiai, nes aš žinau, kad tie mokesčiai, ta prasme, gerus dalykus daro. Nesutinku. Tinginys Chalevčikas. Aš sakiau taip, jeigu būtų viena diena. Kokia viena diena? Tau sako, jeigu būtų visada. Nu jo, bet aš savo tokį, jeigu būtų viena diena metuose. Kada viskas nemoka? Jo, kada viskas nemoka. Tokį leis pajust tau, gal jo tą kažkokį... Gerai. Esi matęs tų tokių išgyvenimo filmų, kaip pavyzdžiui, nusileidžia, žinai, kosminis laivas arba ten kažkokie pabaisos ir, žinai, arba ten susisprogdina viskas ir tada visi į parduotuvės bėga ir grobė viską, žinai. Taip. Tai tu nori tokios vienos dienos. Gal, kad kažkaip gražiau būtų pateikta. O kaip taip būtų? Nu, pavyzdžiui, sudok. Ateis toksai didelis, toks gigantas dėdas tave stums į kitą pusę ir sakys, čia mano šitas skardinės, žinai. Nu jo, tada aš jau turėsiu bėgti. Bet žinai, mažesnis, vikresnis.
Arba kažkokius pastatyti tada apsauginius automatais, nežinau. O ką apsauginiai tą dieną veikia, ką jie stovi su automatais, jie eis lygiai tuo pačiu ten rinktis prekių. Jie padės irgi. Nu, tai jiems namogi reikia parsinešti kažką. Tai tu sakai, jeigu visiems viena diena, tai nušakės, vizuoji koks chaosas. Jo, matyt, noris gal kartu to chaoso, tai turbūt čia. Čia mes taip, žinai, kultūringai, mandagiai praleistumėm, žinai, galbūt. Prašom, jūs rinkite, o paskui visą tai, kas liks, tai čia mums, kai žinai. Ne? Jo, tai iš tikrųjų, tai čia visi, jeigu būtų sąmoningi tokie žmonės, kurie kažkaip sugebėtų tą pasidžiaugti, tuo tada gal ir faina, bet tas, manau, ne dabar. Jo, gaila, mano mintis ir viltis visas sumažinai. Sumažinai tos dienos, žinai, tikimybę. Iliuziją tą sugrioviau. Nu, kartais noris garsiai, žinai, pagalvoti. Šiaip dabar aš pradėjau taip mąstyti. Sutinku, nevertėtų išvaistyti jaunystės, statant karjerą. O čia iš savos perspektyvos patirčių, ar tiesiog taip galvoji ir aplamai galvoji? Aš galiu pasakyti, aš niekada nestačiau jokios karjeros. Aš nuo pat 16 metų pradėjau dirbti teatre. Nuo 16? Taip. Ir su spektakliais apkeliavau daugybę pasaulio, daugybę, ta prasme, ir aš niekada iš viso net nemaščiau apie kažkokį karjerinį dalyką. Aš niekada neturėjau kažkokios svajonės išpopuliarėti ar būti garsi. Tai yra tiesiog, jeigu aš tą darau, kas man yra faina, teatre vaidinu, tai yra papildoma žvaigždutė, būti žinomai, nes tu stovi ant scenos ir tave žiūri. Kaip kitaip tas mechanizmas neveiks, tai man buvo kaip natūralus momentas, kad aš esu prieš žmonės ir jie mane atpažįsta. Taip. Aš esu jau televizijoje, jie mane atpažįsta, tiesiog jų kiekis didesnis yra. Bet aš niekada niekaip nesureikšmindavau šito, kad kažkokią karjerą darausi arba ten siekiu kažkokio tai žinomumo. Aš labai man veždavo ta veikla, ką aš darau. Ir aš galvoju, kad būna jauni žmonės klausia, kaip man čia, žinai, išpopuliarėti. Aš jaučiu, kad aš galiu labai gerai viską daryti, žinai, ir tada savo užduoti klausimą, ko tu iš tikrųjų nori. Ar tau tiesiog reikia, kaip nuskriaustam vaikučiui, kad, žinai, su nuoskaudom tėvam, kad manęs nepastebėjo vaikystėje, o dabar aš noriu, kad mane visi pastebėtų, žinai. Ir tokia iliuzija, kad iš tikrųjų aš noriu būti pastebėtas, noriu būti mylimas ir man dabar reikia tų visų žmonių svetimų dėmesio. O iš tikrųjų tai man reikia tiesiog, aš galiu susirasti kažkokį tai, kad ir vieną draugą, kuris tau pasakys, kaip aš tave myliu ir tu suprasi, kad ne karjeros darimas yra esminis dalykas, o tas meilės trūkumas. Iš meilės trūkumo mes daug prisigalvojam visokių karjerų, visokių ten ta. Čia taip ir reikia, čia aš irgi taip iš visuomenės. Aš nestrategavau karjerą, o tu? Aš irgi, gal nėra taip, nors anksčiau labai buvo ir dabar yra tokio, bet kažkaip man dabar kaip tik yra chaoso, noris išeiti iš tos visuomenės, noris tiesiog leis savo, kaip ten Gen Z karta, žinai, ten. Nu, va, tie gepjerai arba, pavyzdžiui, vidury ten, nežinau, 27-8 metų metam kažkur išvyksta, grįžta. Nu, tokius laisvės truputį. Nežinau, kiek tai irgi veda, bet aš esu už tai. Ir man labai patiko, mane labai kažkodėl įkvėpė, iš Frenzų yra tas Dvaitas, nežinau, tu žiūrėsi? Ne. Frenzų office, atsiprašau. Jo, tai ten yra tas Dvaitas, tas labai juokingas charakteris ir jis ten per podcastą irgi šnekėjo. Sako, hebra, iki 30 varykit, eksperimentuokit, darykit viską, tiesiog klyskit, kriaukit tam, kad paskui būtų. Aš tą irgi sutinku, nes aš irgi vaidinau visur, visokiausiose serialuose, visur, kur tik tais viską. Ir dabar ateinu į aikštelę ir tu supranti, kad visur išvaidinus, visokiuose variantuose, tu supranti, kad ta praktika jinai tau yra toks turtas ir tada, kai susitinki su tikrai profesionalais ir tau jie pasako, kad, žinai ką, aš pakeičiau mąstymą. Aš vis laiką galvau, kad ten tipo tie komerciniai visi ten tie dalykai, žinai, tokie serialai, dar kažkas yra tipo kaip ir žala aktoriui, menininkui, žinai, tokiam rimtam. O sako, ne,
Aš dabar, sako, noriu pasakyti, kad aš visiems aktoriukam sakysiu, eikit į serialus, eikit, filmuokitės kuo daugiau, nes paskui, kai tu ateini į aikštelę su šita visa patirtim, tu labai tiksliai ir profesionaliai žinai, ką daryti, nes tu esi tą mechanizmą jau pagavus, užauginus ir va, tai yra profesionalumo visa bazė. Geras, tai čia motyvacija žiūrovam. Man atrodo, tokia. Ir aktoriam, kas ypatingai su aktoriniu kažką nori. Ir visiems, bet kokioje profesijoje, tu kuo daugiau patiri, tuo daugiau esi turtingesnis. Ja. Tai varyk, žinok. Varyk net ne iki 30, varyk iki tiek, kiek gyvensi. Gerai, bet taip padarysi, žinai. Supranti? Ja. O kur nors į kruizus ir varyk į kruizus. Aš vis tiek pasinaudosiu, man vis tiek kirba, žinok, tas kruizinis. Kažkoks yra, matai, bet čia irgi matys filmų paliesta. Bet tikrai yra. Gerai, o kada tu varysi? Pasakyk man, kada? Aš apie kruizą, pažiūrėjau, man niekada nėra tokio noro didžiulio kažkokio turėti, tokio materialinio tokio tos, bet su kruizu yra. Bet sakyk, kada? Galvoju, kad jau gal ir kitais metais, žinok. Kitais metais? Kurį mėnesį? Gegužės birželio galvoju, nes tai yra darbingiausia kartais ir aš galvoju, per darbingiausia reikia kaip tik. Nu, vat priešingai. Gal čia sistema, žinok, yra toksai prieš sistemą, biškai pasielgti. A, ne? Bet tikrai. Bet tu gali varyti kruizą be poreikio prieštarauti sistemai. Aš žinau, bet čia gal kažką savo, matyt savo noriu įrodyti, nes niekam kitam neįrodysiu. Kas iš... ten, nesireklamuosiu labai. Aš manau, kad be pasipriešinimo viskas labai sklandžiai vyksta. Kai mes priešinamės, tada mes prisidirbam nesąmonę. Tai, už tai.